Sveiki visi. Kaip ir žadėjau, darau video ir šią savaitę truputį pagvildensim kritinių ligų draudimus. Ne? Kas tai, kodėl tai, kam tai reikalinga, ar tai reikalinga dabar jau man, o jeigu turi, tai ką reiktų žinoti apie tai, ne? Sekmadienį dirbau ir sulaukiau skambučio vieną vyriškę ir iš karto buvo, nežinau, ar galim kažką pasiūlyti, galit man kažką pasiūlyti. Gavau tyrimus į vėžio centrą ir turiu važiuoti, pasitikrinti. Tai jau yra kažkokie įtarimai sunkiai ligai. Ir iš tą kartą žmogus sako, dabar pagalvoju apie draudimus, kad nieko neturiu ir vis ruošiuos. Tokie skambučiai būna sunkiausi man, todėl kad neturi ką pasakyti žmogui. Beliek palinkėti, kad visi testai būtų neigiami, kuo švariausi, kuo geriausi. Ir kažkokia kita problema būtų, bet ne vėžys. Ne? Ir iš tikrųjų realiai nelabai ką galiu padaryti tokiu atveju. Galiu pasiūlyti nelaimingų įvykių draudimą, kur nėra medicininių klausimų, ne? Yra variantas garantuotų draudimų, kurie skirti labai sunkiai sergantiem netgi, ne? Ir tik tai ten yra jau išskirtinės sąlygas. Tos problemas, dėl kurių mes kreipėmės pas daktarus per paskutinius kelias metus, tos bus nedraustas, ne? Ir, sakykime, tas pats vėžys, tai būtų nedrausta. Jeigu žmogaus neliktų, mirties faktas būtų vėžys arba kritinių ligų draudime norėtų padaryti kleimą, tai negalėtų to padaryti, ne? Tai todėl, kad jau liga egzistuoja arba jau vyksta tyrimai apie ją. Tai gaila tokiu atveju labai ir va čia atsistoja tas, kartais atrodo toksai raginims, ne, ir brukims informaciją specialiai ten, kad tik draudimą padaryti ir panašiai, kai sakom, nelaukit, kada bus per vėlų. Taip yra iš tikrųjų, nelaukit, kada bus per vėlų. Nes kai tau pasako, aš vis ruošiuosi ir vis galvojau skambinti, vis galvojau susitvarkyti draudimus, bet nedariau to. Ir va dabar jau einu per testus, va dabar jau yra kažkokios problemos, yra simptomai, yra negerumai, arba jau sergu. Tai yra žiauru atsakyti žmogui, kad tu realiai nelabai kuom gali padėti jam. Ir kad normalių, didelių draudimų, kurie apdraustų ir tą ligą ir gautų išmoką tos ligos atveju ar kažkokią kitą įvykį atveju, tai yra baisu. Tai yra baisu, kai turi atsakyti, soriukas. Negaliu, nieko negaliu padaryti, ne? Ir tai yra ne kažką, tai yra nefainas jausmas ir dažniausiai tokiu momentu pasimetė, aš net vakar tam vyriškiui nebekvaršinau galvos jau net apie jokius kitus draudimus, nelaimingų įvykių ir visą kitą, nors kaip ir iš savo darbo pusės turėjau tą pasiūlytą, ne? Bet aš žinau, kokiom mintim jis gyvena ir įsivaizduoju, kokiom mintim jis gyvena ir jis nori ligą apdrausti čia ir dabar ir jos jau nebegali to padaryti. Ne? Tai nelaukit, kada bus per vėlų. Ir tas yra tiesa, dėja, bet tiesa. Kartais sutinku su tokia nuomonė, kad vis tiek žmonės susirgs. Vis tiek, jeigu jau lemta, tai susirgs. Taip, susirgs. Tai, kad tu apsidraudęs kritinių ligų draudimų, lūžių draudimų, gyvybės draudimų, tai nereiškia, kad pasidarai nemirtingas, tai nereiškia, kad gyvensiu su saulė, niekada nesirgsi ir nei vienas kaulelis nesulūž. Tikrai ne. Draudimai skirti tam, kad mūsų finansai nenukentėtų, kai mes susirgam, kai mes patiriam kažkokią tai traumą, kai mūsų artimųjų neliek šalia mūsų, ne? Ir ypač, sakykime, šeimos narių, kurie nešė didelę dalį finansinės mūsų pusės, ne, ir šeimos pusės ir užtikrindavo kažkokią tai tokį stabilumą. Ne? Tai draudimai realiai yra sukurti tam, kad padengtų mūsų finansinę pusę, kai mes sergam, kai mums yra negerai, kai užplūstva tokie tie dalykai, kurie sutrikda visą tą dienos gyvenimo eigą ir dėja, bet
turim pasidengti tam tikras išlaidas tada, ne? Taip, NHS gydymus nemokams. Tikrai turiu tą ne vieną kartą komentarą, kad bet NHS pas mumis va čia visus gydo ir už receptą tik susimokė ir visa kita. Tikrai taip. Bet NHS gydymą jūs puikiai žinot. Valio, jeigu visiems, kas manęs klausot, yra pasisekę, appointmentai greitai, tyrimai greitai, gydymas nuostabiausias, geriausias greitai, viskas nuostabu. Bet jeigu taip nėra, jeigu tenka palaukti ilgiau, jeigu NHS nedaro tą, ką turėtų daryti, ne, ir įsivaizduojat, kad yra būdų, o jie tų būdų nesijim, ne, vien todėl, kad yra eilės, vien todėl, kad yra laukimo periodai, vien todėl, kad reikia laukti laiško iš specialisto, reikia tada sulaukti tyrimo, reikia tada sulaukti apžiūros ir panašiai įvertinimo to tyrimo. Krūva reikalų, kur gavus išmoką už kritinę ligą, ne, tu gali sau leisti susimokėti už privatų gydymą, už privačias apžiūras, kažkokius ekstra tyrimus. Ne? Galų gale vis tiek, kad ir kaip bebūtų pagrindė, aš dirbu su mūsų žmonėm, kurie atvykom iš kitų šalių, ne? Ir labai dažnai turiu situacijų tokių, kai žmonės čia diagnozuoja jiems ligą, jie nelaukia NHS visų tų eilių laiškų, apžiūrų, kur kažkada jos bus. Išvažiuoja gydytis į Lietuvą, išvažiuoja gydytis į Latviją, į kitas šalis, iš kur jie atvyko, ne? Nes ten jiems greičiau, bet tam reikia pinigų. Tai va čia ir stovi tada draudimo išmoka, ne? Tvarkingai sutvarkyti dokumentai reiškia išmokėtą kleimą. Ir tikrai taip yra, ir kad ir kaip bebūtų, kad ir kokių skeptikų aš sulaukčiau, tai savo darbe aš matau, kokie kiekiai kleimų yra išmokami ir kaip tai vyksta, kiek ilgai tai vyksta, kaip greitai gali tai būti ir panašiai, ne? Tai situacijų yra visokių, bet kleimai yra išmokami, draudimai veikia ir jie veikia tada, kada mums jų reikia labiausiai. Tai svarbiausia yra, liečiant, sakykime, palikim visus kitus draudimus šiandien į šoną, tai liečiant daugiausiai kritinių ligų draudimo, svarbiausia yra tai, kad jūs žinotumėt, kas konkrečiai pas jūs draudime yra drausta, kas konkrečiai yra draudime išbraukta iš sąlygų, ne, tai sakykime, jeigu aš turėjau kažkokių nugaros problemų, pavyzdžiui, ne, ir kritinių ligų draudime pas mane nugaros problemas yra nedraustas. Jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, turėčiau invalidumą, gaučiau invalidumą dėl nugaros, tai man tai būtų nedrausta, invalidumą išmokas aš negaučiau, ne. Tokių sąlygų pakeitimų tikrai yra. Gali būti, jeigu jūs užfiksavot kažkokius tai sveikatos jau sutrikdymus iki draudimo sudarimo. To nuslėpti be šansų, nes viskas jau kas užfiksuota poliklinikoje, pas daktarą, ligoniniai, walk-in centrai tokie būna, ne? Bet kaip kas susijęs su medicina ir kas yra užregistruota, tai visą tai draudims patikrins, matys ir jeigu tą paslėpsit, vis tiek jie išsiaiškins, ne? Tai paslėpti nėra tikslo. Tai labai svarbu žinoti savo draudimą, kas jame yra konkrečiai drausta. Visada gali turėti visą sąrašą ligų, kokios ligos yra draustas. Vieni draudimai turi mažiau, kiti draudimai turi daugiau. Vienuose draudimuose įtraukiami yra vaikai, kituose ne. Kitą dieną, kitam įrašę aš padengsiu šitą informaciją labiau apie kas liečia vaikus, ne? Bet dabar aplamai apie kritinių ligų draudimą, kad realiai diagnozavus ligą gauti didelę išmoką, vienkartinę išmoką, tai yra didžiulis pliusas, kadangi tada sau galit leisti gydymą, fizioterapiją, privačius tyrimus, ne? Ir taip sau padėti greičiau, negu kad laukti NHS nemokamos pagalbos. Taip kad verta pagalvoti, pažiūrėkit, ką turit, jeigu neturit, kreipkitės, nes tikrai kritinių ligų draudimas tai vienas tas draudimų, kuris dengia daugiausiai ir dėja, bet tie vėžiniai susirgimai tai kažkas yra baisaus. Sakykime, pagal statistiką, Royal London visai nesenai kompanijos statistiką žiūrėjau, galėsiu komentaruose pasidalinti daugiau kitų kompanijų, bet šiandien kaip pavyzdį, sakykime, Royal London, viena didžiausių kompanijų Anglijoje, tai 2022 metų statistika, kleimų išmokėjimą, vėžiniai susirgymai, kritinių ligų draudimą išmokėjimuose, vėžiniai susirgymai užėmė 68%. Tai jūs įsivaizduoju, kokie skaičiai.
Tai yra baisų skaičiai iš tikrųjų. Ir niekada nežinai, kada, kur ir kas ir kaip. Aš pati dėl savęs nežinau, dėl savo šeimos nežinau. Kartais, kada tą diagnozę gali išgirsti. Ir tai yra baisu. Ir net aplinkui apsižvalgius, kokios naujienos, kas yra iš mūsų draugų, pažįstamų, giminaičių tarpą. Tai nėra smagias naujienas ir tai nėra smagus dalykai ir apie tai nesinori galvoti, nesinori kalbėti, bet reik, todėl kad susirgus jūs gali turėti finansinę pagalbą, jeigu turi draudimą. Ir tas yra tikrai didžiulis ekstra pliusas. Taip kad pakalbam, pažiūrim, ką turit. Jeigu neturit, tada vadinasi reikia turėti. Ir viską galim apšnekėti, sutarti ir pažiūrėti. Kiekvienam pagal biudžetą. Nebūtinai ten milijonais apsidrausti. Nebūtinai nežinau, kažkai kokiu kosmosą ten mokėti. Yra visokių variantų. Ir visada su visais galim kažką nuveikti, kažką padaryti, taip kad nelaukit, kada bus per vėlo ir tam tikras ligas bus išbrauktas arba po kol kas, kol vyksta tyrimai, negalėsiu iš vis padaryti draudimų. Tai nelaukit šito, nelaukit, kada bus per vėlo, pasirūpinkit dabar. Taip, sakau, iki sekančią video, šią savaitę truputį daugiau jų bus vėl, pakalbėsim apie kritinių ligų draudimus, bet šiai minutei saugokit savi, mylėkit savi ir skaičiuokit, būkit saugus finansiniai pusiai. Viskas, sakau, iki, mėgaukitės vasarą ir iki greito.